Tai žodžiu, nuo ryto išsiprausiau, išsigražinau šiek tiek ir dabar sėsiu prie nuotraukų padirbėt. Šiek tiek pasiretušuoju nuotraukas gan trumpai, nes ateina Aivarui pietų pertrauka ir mes kartu su Pope šiek tiek pažaidžiame ir tada keliaujame į lauką šiek tiek prasivaikščioti, prapūsti galvą nuo nuotraukų retušavimo. Su Pupiu pasivaikščiojom lauke, biškį apsitvarkėm, susidėjom visus daiktus, nes šiandien lėksim į kaimą. Tai susikrovėm viską, dar kol laiko yra, tai sėdu dar prie nuotraukų retušuot. Ir tada jau ruošiamės pilnai lėkti. Nu jau su nuotraukų retušavimu dan. Aš gal prie nuotraukų retušavimo prasidėjau gal kokias 3-4 valandas dabar. Tai jau Aivars baiginėja darbą ir lėksim pagaliau į kaimą. Bet kaip pavargau prie nuotraukų retušavimo. Susikrauname visus daiktus, pasiemame Popę ir šokame į mašiną ir po truputį važiuojame link kaimo. Tai su muzika ir su dainom tryse ramiai važiuojame, Pupis savo fainai guli man ant kojų ir visą kelionę pramiega. Grįžus namo laukiame, kol tėvai pareis į kambarį, jo galėtumėm užkasti parvežto maisto, pasisveikinam su visais namų katinais. Grįžom į kaimą, šiek tiek pasėdėjom su tėvais, pakalbėjom, tortuką užvalgėm, užkandom ir dabar išėjau ūkio apžiūrėt. Praeiname pro visus ūkio gyvūnus, edelveisą, karves, naujus veršiukus ir visus gyventojus esančius ūkyje. Tradicija jau tapęs dalykas kartu su Pope išeiti pasivaikščioti, tuomet vakarą užbaigėme su krepšinio rungtynių žiūrėjimu ir pradėjome žiūrėti vėlgi vampyrų dienoraščius. Rytas prasideda nuo Popės kniaukimų ir tuomet mama pasako, jog reikia nuvažiuoti nupirkti kuro, tai tuo pačiu nuvažiavome ir nusipirkome ledų. Tik grįžus iš po degalinės į mūsų mašiną įšoka Parlytė, pasisveikina, pasiglostome ir tuomet pradedam po truputį filmuotis reklaminius video. Šiandien pas mus kaime kiek neįprasta diena, nes biškį lakstom tai vienur, tai kitur ir daromės reklaminius videkus, tai tokia įdomesnė diena, sakyčiau, netradicinė kaime tokia. Nu tai va, pasifilmavom prie Komaro rūmo biškį, pasidarėm videkų. Tai dabar namo ir į darbus ūkinius pagaliau kipsim. Tai biškį papietavom ir dabar jau kipsim į visus ūkinius darbus, taisim piemenius ištampyti karvėms. Tai jo, biškį nusimato darbo šiokio tokio. Tai po pietų susirenkame visus piemenis ir keliaujame užtempti naujų laukų. Ir Aivaras užkliūna ir mane realiai prajuokina. Jau grįžom iš laukų, baisiai sušalom. Pas mane atsigulė šitas painas angeliukas. Tradiciškai realiai pas mus jau kaime yra toks ratukas, kur visą laiką einam aš, Aivaras ir Popė ir visą laiką vakarai išeinam tokį pasivaikščiot. O dabar jau tiesiog realiai šiandien nieko gero nebuvo ką veikti. Tai realiai toks biškį poilsis šiandien, rami, pasifilmavom, biškį pasidarėm, tai tiesiog tik tiek. Tai po pasivaikščiojimo pasižiūrime, kaip laksto veršiukai, šiek tiek su Pope pabūname lauke ir pareiname ir vėlgi vakaras pas mus užsibaigė su serialu.
Rytas kaip visą laiką prasideda su Popės kniauksėjimais ir tuomet dar prisistato į kambarį Leila. Tėvam išvažiavusi į miestą reikia pagirdyti visus veršiukus, tai mažuosius veršiukus girdome iš Popkės, o kitus girdome iš Kibirų. Tai šiek tiek pasižiūrime, kaip veršiukai padūksta lauke. Ir tuomet po pietų vėl reikia keliauti, užtempti naujus laukus. Ir betempiant laukus sutinkame rudanosę lapytę, kuri tikrai labai arti prieina prie mūsų ir mus labai tas nustebino. Tai žodžiu, kadangi lietus prasidėjo, tai kaip ir jokių daugiau darbų nebesidarėm. Tiesiog ėjom namo ir žiūrėjom serialą, tai taip pailsėjom, sulaukėm tėvų, išgėrėm kavos ir išvažiuojam dabar jau į Kauną. Taip visą laiką iš kaimo savaitgalį, jau kai važiuoja į Kauną, žinai, kad darbo savaitė vėl prasideda. Tai taip kažkaip kaip iš pakelionės jauti tą tokią liūdesį, niūrumą, nuotaikos nėra. Bet buvo labai geras ir fainas savaitgalis kaime. Nu va, jau Kauną pasiekėm, jau grįžom namo. Tai šiaip atrodo kartais, kad per šitą savaitgalį galėjau daugiau pasifilmuoti, bet kartais atrodo tokie dalykai norisi, kad ir liktų už kadro. Tai galbūt ateityje šiek tiek padaugės tų tokių kažkokių minimalių detalių, dar ten visko. Tai tik tais reikia man dar pačiai prasifilmuoti. Šiaip savaitgalis labai greitai prabėgo, tai buvo toksai atsipūtimas ir nuo nuotraukų retušavimo ir tiesiog grįžti į kaimą pas tėvus pabūt, atrodo pailsėt, nors ten vis tiek buvo minimalių tokių darbų, bet toks poilsis. Tai ką tada noriu pakviesti, kad pasektumėt mano šitą kanalą, kad palaikintumėt, pakomentuotumėt, parašytumėt savo kažkokią nuomonę. Ir tuomet iki kitą ketvirtadienio. Čiau!